Kiek dažnai susimąstome, kas iš tiesų saugo mūsų namus, mūsų žemę, mūsų laisvę. Taip, turime stiprią kariuomenę ir ji yra mūsų pasididžiavimas. Bet yra ir kita jėga, kuri dažnai lieka nepastebėta, bet kuri yra tokia pat svarbi. Tai neginkluotas pilietinis pasipriešinimas. Tai apie kiekvieną iš mūsų, tai apie mūsų bendrą ryžtą ginti tai, kas brangu. Tai apie mūsų valią išlikti laisviems. Kiekvienas iš mūsų savo veiksmais, mintimis, pasirinkimais stipriname savo šalies gynybą. Tai mūsų bendra atsakomybė. Tai mūsų pareiga ir garbė. Bet kyla klausimas, ar esame pasiruošę? Ar esame pasiruošę ne tik kalbėti, bet ir veikti? Tai aiškinomės atlikdami auditą Lietuvos Respublikos piliečių rengimas pilietiniam pasipriešinimui. Už žmonių rengimą ginti savo šalį yra atsakingos 15 institucijų, nuo kariuomenės iki mokyklų ar kitų. Tačiau audito metu nustatėme, kad trūksta vieno labai aiškaus lyderio, kuris suderintų visų šių institucijų veiksmus ir užtikrintų bendradarbiavimą. Antra, auditas rodo, kad būtina stiprinti moksleivių žinias apie krašto gynybą. Nuo pernai mokiniai galėjo rinktis nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą. Tačiau ja susidomėjo vos 1% mokinių. Taip pat matome, kad aukštojo mokslo programuose pilietiškumo ugdymas net nenumatytas. Trečia, auditoriai pastebi, kad dalis piliečių ruoštis pilietiniam pasipriešinimui net neturi galimybių. Šiuo metu mokymai suaugusiems vyksta tik daugmaž pusėje šalies savivaldybių. Matomas šis netolygumas gali lemti ir netolygų mūsų gyventojų pasipriešinimą. Taip pat būtina geriau užtikrinti sąlygas mokytis žmonėms su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir kitų specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Šiuo metu mokymai jiems yra nepritaikyti. Ruošiantis pilietiniam pasipriešinimui svarbu bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Jos gali pagelbėti per krizę, mobilizaciją ar net karą. Tuo įsitikinome ir pandemijos laikotarpiu. Norint didinti šių organizacijų įsitraukimą, svarbu stiprinti bendradarbiavimą su jomis.